Sveiki. Džiaugiuosi, kad nusprendėte šiandien pasijungti šitą meditaciją ir skirti laiko sau, pabūti su savim, pagloboti save, galbūt susitikti su savo dalim vidiniam, kurios nori jūsų dėmesio, nori jūsų meilės daugiau, jūsų rūpesčių daugiau. Džiaugiuosi, kad jūs radote sau laiko, radote savo energijos ir šiandien pabūsite, tikrai pabūsite 100% su savim. Užsimerkite ir pabandykite tiesiog lengvai pakvėpuoti. Pakvėpuoti savo į širdį, į širdies zoną. Susijungti kartu su savo širdies energija. Gerai, kvėpuokit lengvai, maloniai. Kvėpuokite savo širdį, pajauskit savo širdį. Pajauskit, kaip jinai dirba jūsų naudai, jūsų labui. Nepaisant nieko, jinai kiekvieną dieną 24 valandas per parą yra jums ir jūsų. Tam, kad jūs galėtumėt daryti tai, ką darote, kad galėtumėt jausti tai, ką jaučiate, kad galėtumėt gyventi. Padėkokit savo širdžiai mintimis už tai, kad nepaisant nieko šiam pasaulyje, jinai dirba dėl jūsų ir jūsų labui. Tiesiog kvėpuokit, mėgaukitės tuo, kad turit tą galimybę būti, galimybę gyventi. Ir po truputį mintimis atpalaiduokite savo veidą, atpalaiduokite savo kaklą, pečius, rankas, krūtinę, pilvą, kojas. Atpalaiduokit visą kūną tiek, kiek galit. Leiskit pailsėti. Prie visų darbų ir reikalų jūs galit grįžti vėliau. Dabar skirkit laiko sau, tiek, kiek galit, tiek, kiek noris. Pabūkit tiesiog 100% su savim. Dabar aš sakysiu žodžius, su kuriais galbūt jūs sutiksit ar nesutiksit. Galbūt vietomis jausis pasipriešinimas. Ir tai yra normalu. Yra tam tikri emociniai blokai, kurie kartais trukdo patikėti tuo, ką girdime ir priimti iš karto. Tiesiog stebėkit ir leiskit viskam būti. Ką jau galite priimti, priimkite, pastiprinkite savyje. Ko dar negalite, pakartokite gal vėliau tiesiog. Tiesiog būkite, jauskite, kvėpuokite ir atsipalaiduokite. Vienintelis dalykas, kurį jums reikia dabar daryti, tiesiog atsipalaiduoti ir būti. Būti atviram, naujam požiūriui,
savo gyvenime. Aš leidžiu sau klysti, leidžiu sau būti tokiu, kokiu esu. Leidžiu sau ne tik dirbti, bet ir pailsėti. Aš leidžiu sau būti netobulu. Leidžiu sau reikšti visas emocijas. Ir net tas emocijas, kurios nepatogios, kurios nemalonios man ar kitiems. Aš leidžiu sau. Aš nelyginu savęs su kitais. Leidžiu sau eiti savo keliu. Leidžiu sau augti ir tobulėti jame. Tiek, kiek galiu, kiek mano energija leidžia. Ir ne iki dugno, o tik tiek, kiek reikia. Tik tiek, kiek galiu šiandien. Jei negaliu, aš ilsiuosi. Jei galiu, veikiu ir sprendžiu dalykus, jaučiant tą ribą, kai jau reik atsitraukti ir pasikrauti prieš tęsiant toliau. Aš myliu save. Myliu save tokį, koks esu. Myliu visokį. Aš sau pats padedu. Aš pats save remiu. Aš pats save giriu. Ir tai mano norma. Man nereikia kažkieno kito, kad pasakytų, kad esu geras. Man nereikia niekieno kito, jog patvirtintų mane. Man reikia tik savo paties ir tik savo paties pasakymo sau. Aš esu geras. Esu geras net ir tada, jei nesu 100% toks, koks galėčiau būti. Mano potencialas, mano vizija, link ko aš einu, bet tai ne matavimo vienetas. Mes visi galim būti dar geresni ir aš tą suprantu. Bet šiandien esam visi tik tiek, kiek galime šiandien. O šiandien mes savo evoliucijos maksimume, ne potencialo, o savo asmeninio gyvenimo maksimume. Šiandien pripažįstu, esu geriausia savo versija, išmintingiausia savo versija. Nepaisant to, ką turiu ar neturiu fiziškai, ne daiktai ir ne diplomai ir ne pinigai ir juolab ne kitų vertinimai.
o mano paties vertinimas ir apsisprendimas, kas aš esu ir koks aš esu, parodo mano vertę. Apsisprendžiu save laikyti išmintingiausia savo versija ir nuolat tobulėti toliau. Aš leidžiu sau veikti ir augti, neperspaudžiant, nekritikuojant savęs, palaikant save kiekvienam žingsnyje, tikint savim, mylint save, kasdien vis labiau ir labiau. Net jei visas pasaulis nusisuktų, aš žinau, aš jaučiu, aš turiu save. Aš save galiu įkelti į duobę, vadinas galiu iš jos ir ištraukti. Mano galiose yra viskas. Aš save palaikau per visus kalnelius. Aš save palaikau per visas audras. Aš myliu save. Aš gerbiu save. Taip smarkiai, kad daugiau niekada nekelsiu prieš save vidinės rankos ir neplaksiu savęs už nesklandumus. Pripažįstu ir leidžiu sau būti žmogum. Aš čia mokaus, aš čia augu, tobulėju, suprantu ir priimu šį procesą. Kasdien aš tampu vis išmintingesnis, vis stipresnis, vis pajėgesnis įveikti dar vieną naują laiptelį, žengiant pirmyn. Aš apsisprendžiu, kaskart save pagavęs, jog vėl kritikuoju save, tuoj pat pasakyti sau palaikymo žodžius. Ir taip vėl ir vėl, vėl ir vėl, kol tai taps mano įpročiu. Nes tik taip aš išeisiu iš vidinio kritiko spąstų ir galėsiu vis lengviau, vis greičiau judėti pirmyn. Apsisprendžiu mylėti save taip, kaip esu vertas, ir lai man padeda dieviškos šviesos jėga, visata ir mane saugo mano angelai. Mintimis dabar smarkiai apkabinu pats save ir sakau sau: tu šaunuolis, aš rašau tau 10 ir daugiau. Niekieno 10 man ir nereik. Palaikau save ir skatinu judėti pirmyn su meile, su atjauta ir palaikymu sau. Aš tau ir tavo visada myliu tave.
pajauskit, kaip jūs užlieja šviesos, meilės, džiaugsmo, gėrio energiją. Įsileiskit gerus, šviesius jausmus į save. O visa to, ko jums nereikia, kas atitarnavo, kas nebereikalinga jūsų labui, kas nebeveikia, kas trukdo, kas stabdo, viską mintimis paleiskit iš savęs. Išvalykit savo vidinį lauką nuo viso to, ko nebereikia. Išvalykit viską, patraukit nuo savęs mintimis. Galit vizualizuoti, kaip tamsius dūmus, kaip dulkes, kaip kažkokius daiktus. Viską mintimis patraukit nuo savęs toli, toli. Visa tai, ko nereikia, kas jūs spaudžia, kas kankina, slegia. Viską iškvėpuokit ir tiesiog paleiskit. Lai rytojus būna geresnis, o vidinis kritikas kasdien vis tylesnis ir tylesnis.